Mauzeriau, jūs žinot, kad Lietuvos krepšinį išaušo nauja epocha? Sabonis grįžo. Ne. Sėkla atėjo į krepšinio valdžią. Ne. Guoga su Balčiūnu išmetė. Kaip jūs nesekat paskutintų krepšinio įvykių? Kaip jūs nieko nesusigaudot? Pelė. Jevtokas įmetė tritaškį nuo tritaškio linijos. Jevtokas įmetė tritaškį nuo tritaškio linijos. Nu? Eik tu savo. Tai gal net per rankas? Ne, nu tiek dar nepasiekė Jevtokas, jo dar nuo tritaškio linijos dar nieks nedengia. Bet jis jau įmetė tritaškį. Tai kiek optimizmo mūsų šaliai suteikia. Tai reiškia, mes galim ir Jevrą įsivesti, ir pastatyti atominę elektrinę, ir iš gelmių gelmės ištraukti pagaliau skalūninės dujas. Bet jūs šitoj savo optimizmo euforijoje, pačioj didžiausioj, nematote didžiulės juodos dėmės ant Lietuvos krepšinio vėliavos? Sabonis grįžo? Ne. Sėkla priėmė į krepšinio federaciją? Ne. Balčiūnas su Goga išmetė? Ne. Žydrūnas Ilgauskas tapo amerikonu. Lietuva užaugino tokį 2-metrinį meitelį didžiulį. Jį išmokino skaityti. Sakyt mama. Rašyti šiek tiek. Išmokino krepšinį žaisti. A jis atsisakė lietuviško paso. Tai čia dar vienas Lietuvos krepšinio laimėjimas. Pažiūrėkim, kaip būdavo anksčiau. Laikas komplektuoti rinktinę, pusę metų nieks nieko nežino, visi kažką daro, nieks nieko nežino, Žydrūnas žais, Žydrūnėlis žais ar nežais, neaišku kas. Garastas kiek praskambindavo ten į Ameriką. Tuos praskambintus pinigus duotum Jevtokui, tai Jevtokas ne tik, kad iš tritaškių, iš baudų pradės pataikyti. Jūsų žiniai, Žydrūnas Ilgauskas jau senokai baigė krepšininko karjerą. Nu tai jo labiau, kam jums mums vapšė reikalingas. Tegul eina kreipiasi į Clevelando sodrą ir gauna ten savo pensiją toj sodroj. Žinom mes tos imigrantus, į Lietuvą prisimena atvažiuoti tik tais zubų susitvarkyti ir pasigydyti.